svečiai, Miežo 18. kaimynai, draugai, moksleiviai. Iš tikrųjų, šiandien Tai žinom. didinga diena, yra mokslo metų pradžia, tai yra antri metai, kai mokykla veikia. Ir visa po pradžių pradžia turbūt buvo, kaip ir visatos sukūrimas. Nuo visatos prasideda, nuo taško. Ir tie keturi akmenys kaip ir turėjo sudaryti tašką. Tai pradžių pradžia, materija kietoji. Atsiradus jau materijai, jinai dalinasi. Dalinimas vyksta į keturias dalis. Kryžmas dalinimas ir padalino į keturias stichijas. Tai yra ugnis, vanduo, oras ir žemė. Dabar mes viską, kaip sakome. Tai ne taip paprasta. Iš visko šito sudaryta yra visa mūsų planeta. Keturios stichijos, kurios veikia. Keturios stichijos, kurios duoda gyvenimą ir įdavė gyvybę šią žemę. Toliau senovės pasaulėžiūrai tas ketvirtinis pasaulio suvokimas jisai visur yra. Tai yra 4 metų laikai, 4 mėnulio fazės, 4 dienos, rytas, diena, vakaras ir naktis. Tai yra viskas dalinasi iš 4. Tas kryžius, tai yra taip ir yra, tos 4 dimensijos atidalina. O pati idėja skulptūros kryžioko yra tokia. Yra 2 akmenys, ant kurių yra ledynai. Tai yra ant to tamsesnio, tai yra žiemos saulės vežimas. Saulės vežimas kils va ten šitą briauną. Dabar saulutė va, ryte prašo. Žiemai ten kils, paleistas tenai. Vasaros metu, tai rytinė pusė, kur saulė kyla. Iš to taško, o leisės vis šitą. Tai toksai gyvenimas. Galim bus laikrodį tikrinti. Sudėtingas tikrai. Tai ne, šešėliai viskas labai gražiai matosi. Dienos metu vidudienį iš tikrųjų saulė šešėlis meta taip kaip reikia. Jinai šviečia į šitą kampą. Tai va. Dar vienas dalykas, kas šitoje mokykloje, šalia mokyklos, tai yra Kryžiokų sodas 7 gatvė. Manome, kad Kryžiokų skulptūra taps pačių Kryžiokų gal simboliu, nes balsių bendruomenės idėja praplėsti mitologinį parką ir visos skulptūros, kurios čia atsiranda, jos turi tam tikrą vieną bendrą vardiklį. Visos skulptūros atitinka tam tikrų balsių ir apylinkių gatvių pavadinimus. Tai yra tiesiogiai susijęs su mitologija. O mitologijos pradininkas ir tėvas, tai mūsų vis dėlto, kuris visą šitą užmaišę košę, kur mes dabar toliau ją bandom dėlioti, tai yra Norbertas Vėlius. Jis čia Kryžiokos ir gyveno. Tai jo idėja, jo iniciatyva 93 metais buvo suteiktos pavadinimai mūsų visam mikrorajonų gatvėm. Ir taip atsitiko, kad jis tikrai pataikė ten, kur reikia. Ir davė pirmą pradžią. Tai yra visos mitologinės dievybės vardai yra tiesiogiai įamžinti gatvėse, vietovardžiuose. Ko pasiekoje, valstiečiai sumastėme šiandien susėdę, kad reikia įkurti parką. Ir jame, kad kiekviena gatvė turėtų savo simbolį, savo skulptūrą. Matot, kaip viskas iš toli prasidėjo, baigėsi tokiais dalykais. Kągi, iš tikrųjų, tie darbai unikalūs, čia gal duosiu žodį Dailės akademijos skulptorių sąjungos Vilniaus skyriaus viršininkui, pirmininkui Rytui Jonui Belevičiui, be kurio irgi nebūtų tas viskas atsitikę. Tai Rytai gal keliais žodžiais, kas čia per darbas ir tiesa, autorius atsiprašė, jisai šiuo metu yra Indonezijoje. Dirba, atstovauja Lietuvą, skulptūrų simpozijoje. Kokiam ten mieste? Kažkokiam tenais. Sudėtinga mieste. Tai va, tai linkėjimai iš kito pasaulio taško, iš kito krašto. Kai pirmas skulptūrą atidenginėjame, kur Alkas pavadinimas skulptūros, tai iš tikrųjų pasakyta buvo gražų žodžiai. Žmogus kaip ir akmuo, iš išorės yra pilkas ir galbūt nereikšmingas. Tačiau jo vidinis pasaulis, vidumi gražus žmonės, tai ir akmenys vidumi gražus, nes tai atidengiami parodymai, jie labai skirtingi visi. Tai va šitas akmuo iš viso unikalus, turi fioletinę spalvą, kas yra labai retas. O čia yra lietuviški rieduliai, jie atvedėja čia vietoje. Mes kaupiam akmenys, jeigu kas kokį turite, didesnį ar kokį netelpantį sunkvežimį, tai skambinkit, mes jo padarysim kažką gražaus.
Tai va, tai kągi, gali tik tai tada, ką čia, salvinė šaudys, gali papuoti. Iš tikrųjų, vidurys toliai smagiau, gali tik tai. Tai va, čia toksai kryžminė, bet tarp keturių stiklų harmoningai atsistoti labai gali. Tai va, taip kad, tai kągi, saulutė kyla, mes irgi matome, kad viskas bus gražu. Tada keliavame tada prie kitos skulptūros. Tai va, noriu pristatyti dar vieną darbą. Vėlgi minėjome jau mes vardą Norbertas Vėlius. Tikėtum, kad jisai vis dėlto tą spindulį šviesos atnešė, jis tai pastebėjo, į tai atkreipė dėmesį ir mūsų proistorę, tautosaką, lietuvių kalbą, kultūrą tyrinėjo ir rado ten iš tikrųjų gražių perlų. Tai ta idėja kultūros pastatymo gimė ne šiaip. Mokykla ir mūsų istorija, mūsų kalba yra labai du dalykai, kurie susiję. Iš proistorės mūsų himne yra žodžiai. Iš praeities mūsų sūnus tai stiprybė semės. Tai mes turbūt taip ir padarysime. Kultūra skirta tam, kad iš praeities šviesos spindulys, tas gerasis šviesos spindulys pasiektų mūsų dabartį ir nušviestų kelią į ateitį. Tai kryptis į mokyklą, fasadą, teisingas pusę ir turėtų būti. Ir norėčiau suteikti žodį Ramunei Vėliuvienei. Ir gal atidengiam pradžiai. Gal atidengiam, kad būtų jau smalsiau žiūrėti, smagiau. Nu, va čia va, įmam už katvinėlio. Man šiandien tikrai labai didelė šventė dėl to, kad čia pagerbiamas artimiausio žmogaus atminimas ir kartu yra tęsiamos jo visos idėjos, kuriomis buvo pašventęs visas savo gyvenimą. Paskutiniais metais, jau po to, kai buvo sukūręs visus kapitalinius tos mitologijos tyrinėjimo veikalus, Vėlius labai pergyveno dėl to, kad labai plečiantis globalizacijai ir kultūrų mainams vis dėlto yra didžiulis pavojus išlikti tautos identitetui, išlikti kažkokiam tai savitumui ir išsaugoti mūsų tradicijas, išsaugoti mūsų praeities kultūros reliktus ir juos kažkaip integruoti į šiuolaikinį gyvenimą. Ir čia buvo paminėta, kad Balsių gyvenvietei buvo suteiktos mitologiniai gatvių vardai. Tai aš atsimenu, kaip buvo parenginėjami tie vardai ir kad tai būtų iš tikrųjų patys seniausi mūsų pasaulėžiūros klodai įamžinti. Nors šitas darbas vyko jau anksčiau. Čia vyresnės kartos žmonės turbūt prisimena, kad miesto dalys sovietiniais laikais buvo vadinamos Spalio, Lenino, Tarybų, Dzeržinskio rajonais. Ir jau tada Vėlius su profesoriumi Sinkevičiumi ir kitais žymiais kalbininkais kreipėsi į miesto tada vykdomąjį komitetą, kad naujiesiems rajonams būtų suteikiami vietovardžių. Tai dėl to, kad vietovardžiai yra pats seniausias mūsų kalbos klodas. Netgi Lietuvos vardą kildina iš Italės Lietuvos ir yra daugybė miestų, kurie yra iš dzūkų vardų arba iš vietovardžių kilę ir išsaugota tas per tūkstantmečius vietovardžiai. Tai, kad balsiams yra suteikiama naujoje vietoje tie mitologiniai vardai, tai irgi yra kaip ir pradedama tradicija, kad tie senieji mūsų pasaulėžiūros bruožai, jie kažkaip taip nereitų iš šiuolaikinio žmogaus sąmonę. O čia aš norėčiau Balsių bendruomeniai padovanoti Vėliaus tokį penktąjį veikalą Chrestomatiją lietuvių mitologiją. Ir taip pat čia iki programinė literatūra sužeistas vėjas, mitologinis sakmių rinkinys su mano iliustracijom. Ir ačiū labai už tai, kad rūpinatės tautos
mentaliteto išsaugojimui. Tai ką, didelis dėkui, aš gal norėčiau tada, gal nepabėgite, dar norėčiau pakviesti mokyklos direktorę, pavaduotojas, kad visiems perduodat. Mes, kaip sako, bendruomenė atvira ir mes nutarėm, kad tos knygos labai prasmingai atsidurtų mokyklos bibliotekos lentynose, kurios būtų pasiekiamos, vartomos ir nedulkėtų kažkur. Tai ateikite. Pažinkite, yra Loreta Kačytės kontai ir aš garbingai perduodu visą šitą sunkų darbą. Tikrai prasminga ir pedagogam pasiskaityti, ir mokiniam pavartyti, pasidomėti, kur mes esam, kodėl mes esam tokie ir iš kur mes kylam. Ačiū labai. Progą pasinaudoju, tikrai dėkoju Rimantui už šitą nuostabų paminklą, kad jis atsirado čia prie mokyklos. Iš tiesų gražus simbolis šviesos, šilumos ir mokslo, kuris mokiniams mūsų bus didelis pavyzdys ir įkvėps juos mokytis tikiuosi ir įkvėps geriems darbams. Ačiū labai. Tikrai mūsų šitas gyvas. Geriausiai mūsų bibliotekai. Ačiū labai. Tai kągi, galite apžiūrėti darbą, o turbūt įdomiausia bus jį matyti naktį, vakare, kai bus tamsu. Nežinau, kaip dar veikia. Vakare ateisiu pasižiūrėti, kadangi gatvės švietimo tinklai maloniai sutiko prijungti šitą šviestuvą prie gatvės švietimo tinklo ir visą laiką vakare užsidegus apšvietimui švies ir šitą skulptūrą. Kaip atrodys, nu matysim. Unikalus dalykas šitai skulptūrai tas yra tokia juoda dėmė. Čia kaip pterodaktilis skrendantis, iš tikrųjų paukštis ar kažkas tai tokio akmenyje, visam rudam tokia. Tai kągi tada, lankstinukus gavote, turbūt žinote kas, kaip, kur. Kas norit apie parką informacijos, tai prieikit visiems. Artūras Peškas dalina. Tai dar vienas toksai prašymas, kas galit, paremkite parką. Žinot, kad tai yra visuomeninė iniciatyva. Šiems skulptūram negavome lėšų iš jokių fondų, nieko, tai yra tiesiog bendruomenė.